Sveiki, ponai ir ponios, sveiki įsijungę dar vieną Bartuševičius ir paralimpiečiai epizodą. Iš čiurlenančio vandens už mūsų nugarų turbūt suprantate, kad kalbėsime ne apie ką kitą, o apie plaukimą. Čia šalia mūsų yra du mūsų šiandienos herojai. Vienas yra herojus, kitas yra herojus treneris Edgaras ir šiandien su mumis yra Ramūnas. Sveiki, vyrukai. Sveikas. Sveikas. Kaip jūsų dienelė? Kaltinsit mus, jeigu medalių nebus, ar kas čia vyksta? Tikriausiai taip. Aišku. Šiandien ką mes darysim, tai supažindinsiu man tai tave su vandeniu, supažindinsiu, ką reiškia plaukti aklinoj tamsoj. Pamėginsim praplaukti olimpinę rungtį 50 metrų laisvų stilium. Galėsit pamėginti su Edgaru palenktyniauti. Easy. Nežinau, ar nenumuš motyvacijos sportininkui, kai jie aplenks ne atletas. Edgarai, prisistatyk, kas esi, ką veiki, kas yra tavo specifikacija, gal taip sakyti? Esu Edgaras Matakas, paralimpietis, 3 paralimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio Europos čempionas bei prizininkas, taip pat paralimpinių žaidynių prizininkas. Specializacija plaukimas ir mano pagrindinė rungtis yra 50 metrų laisvų stiliumi. Kiek tu dalyvavęs paralimpinio? 3. Esi 98, tai kada tu pirmą kartą? 2016 buvo Rio de Žaneiras, pirmos paralimpinės, kai man buvo 17 metų. Tai tu gyvaikis buvai dar? Taip. Wow. Kaip viskas vyksta per varžybas? Tai mano kolegė atveda Edgarą dažniausiai prie bokštelio. Edgaras nusiema savo rūbus, lieka tik tai su glaudėm ir akinukais ir viskas, laukiama starto. O gale stoviu aš su lazda, palietus sportininko nugarą. Tai yra signalas, kad liko 1 arba 2 grybšniai ir liečiam senelę. Kitu atveju gali atsitikti koks nelaimingas atsitikimas, paliestum senelę su kakta. Kiek, sakyk, tu matai, kiek nematai, ar matai prieš save šešėlius, ar iš viso nematai nieko? Skiriu šviesą nuo tamsos ir prieš save šešėlius galiu atskirti. Kas buvo? Ar tai yra kažkoks genetinis sutrikimas? Turiu ligą pavadinimu glaukoma. Dėl jos tas regėjimas toksai ir likęs. Džiaugiuosi, kad iš vis dar toksai yra. Kur tu esi silpniausias? Nugara. Nugara? Būčiau sakęs akys, bet okei, gerai. Ne, blemba, nugara, aš irgi silpnas labai. O kur tu nesilpnas, man tai? Žinai, kur aš nesilpnas? Atmazų ieškojau. Matosi šitas matas. Kaip atsirado pas jūs Edgaras? Prisimenat tą momentą? Tai jie atvedė vieno klubo įkūrėjas, prezidentas, kuris vysto veiklą su žmonėm, kurie turi regos negalę. Jis sako, išeitų ką padaryti, pakliūti į Europos pasaulio čempionatą, gal į kokias paralimpinės. Nu, buvau jaunas, viskas įdomu, na ir pradėjom kartu dirbti. Opa! Super! Dėdė, op, ir stumiesi vandenį. Ir dabar praplau 15 metrų būtent. Prileidžiu, grįbš. Bet dabar nekreipkim dėmesį į mano kojas, tada gerai? Ne, tik į rankas. Tik į rankas. Tavo stiprioji vieta ir yra rankos. Taip, ir atmazai. Matėsi, kad čia auginate kažką? Ne, iš pat pradžių nieko nesimatė, nieko nesitikėjau, ta prasme, tiesiog buvo tikslas išmokinti plaukti taisyklingai, kuo greičiau plauktų. Nu, ir dasikapstėm iki olimpiados. Ten dar ir kokią tai bronzą pavyko parvežti? Nu, ir medalį pavyko laimėti bronzos. Tavo kūno judesiai turi prisitaikyti prie tavo kvėpavimo. Su dešinė ranka mes įkvepiam, su kairė ranka mes išpučiam orą. Ir vėl. 1 įkvepiu, 2 išpučiu orą. Silpomis regėjimas. Buvo sunku susitaikyti su tuo, kad vieną dieną ateis ta diena, kai bus jau tamsiau. Kažkiek jo, bet stengiasi neįsileisti to per daug į galvą. Sakyčiau, jei ne sportas, tai būtų tikrai buvusi labai niūrus laikotarpis. Vis tiek tas sportas padėdavo pakeistas mintis, kažką naujo išmokti. Aišku, pati pradžia tai sunkiausia būdavo pajausti tos takus, kurioje pusėje plauki, nenorėdavai plaukti ir pirštus skaudėdavo. Pirmi kartai tai būdavo žiaurus, atsitrenkdavau tos takus, įkišdavau pirštus tarp tų takų, rankas visas kruvinos būdavo. Eikit visi baseinus bent jau pradžiai išmoks, nes dabar man persimokyti viską reikės. Pamėginam su lastis, bus žymiai lengviau. Jau dabar plauki tvarkingai, laisvus stilių. Ir palyginus nedaug išgėriau vandens. Praradus regėjimo sustiprėja kiti pojūčiai, bet ar čia tiesa ar mitas? Kaip ir normalu yra kažką vieną prarandi, kažkas kitas turi sustiprėti, kad kompensuoti tą, ko netekai. Praradau tą regėjimą,
tai reikėjo mokintis brailio, o brailio raštas viskas per jutimą. Labai pagerėjo jutiminiai dalykai, tada sakyčiau klausa, bet klausa toks dalykas. Nuo vandens pas mane ir prastėja, labai daug vandens jau jis būna, kad pribėga. Pas daug vietos viduje ir kodėl daug pribėga. Kaip visą laiką vandenį mirksti ir išbrinksta, viskas sausyje. Eisi prie čia, tavo orientyras yra takelis ir užduotis kuo lygiau nuplauti iki pat galo. Palies takelį, čia tavo yra orientyras. Ir liečiam. Liečiam! O, kaip įspūdžiai? Kaip girtas po kelią važinėčiau, atrodo. Kodėl pasirinkai plaukimą? Visiškai nemokėjau plaukti, o gyvenau prie Lampėdžio ežero. Ir mes su draugais dažnai mėgdavom tenais nuvažiuoti dviračiais, maudytis. Draugai tenais geriau plaukė, o aš eidavau tiesiog dugnu ir vaidindavau, kad plaukiu atsitūpęs ten varlyte kokia. Ir tipo jau tenais, kad nebesieki dugno, tai apsisakys stengiasi grįžti atgal, nes bijai, kad nuskęsi. Ir tikėjais, kad kiti nepamatys? Taip. Matai, kaip prieš tave atsisuko šitas. Gerai, varžybos prasideda visiškai netrukus, trumpai taisyklės. Aš pradedu, plaukiu. Kai praplauksiu 25, Edgaras šoka į baseiną ir bando mane pavyti. Sėkmės jam. Ir treneris Ramūnas plauks manęs pabaigoje ir kai jau lieka 1-2 grybšniai, man bakstels lazda į nugarą. Jam yra atsakinga užduotis į labai greitai judantį objektą pataikyti bakstelt. Galit komentaruose daryti statymus, kas atrodo, kad laimės šito. Koks jausmas, kai ant bokštelio užlipi paralimpinėse? Mano atsistojimas prie bokštelio tai yra tokia kaip laisvė, nutolimas nuo visų problemų gyvenime. Po vandeniu negirdi kažkokio triukšmo, nieko. Tiesiog tu ir vanduo. Ir tai tiesiog man patinka ir dėl to aš ir plaukiu. Mantai, tu laimėjai! Tu čempionas! Ačiū. Buvo malonu. Pavargau biškį. Ar turit kažkokių prietarų, kažkokių tradicijų, ką darot prieš varžybas, ką darot prieš startą? Prieš vakarą sindikato klausom. Rimtai? Jo. Tai linkėjimus galima perduoti. Bernai, linkėjimai, net ir mamaniai. Mamanė net ir tau. Mantai, žinai per kiek praplaukei? Kiek, treneri? Per 44 sekundės. Koks olimpinis rekordas? 25. Ne, olimpinis. 20. Nepagerinau nei to, nei to. Nei to. Noriu dabar labai pailsėti kokias 4 dienas po šito plaukimo. Ai, dar vienas gal dalykas, kas buvo šiek tiek sunkino Edgaro šansų laimėti, tai kad su lastais buvau, o jis be. Bet nu gerai, galim atmest dar sekundę, nu per kem 5, tada būčiau be lasto atplaukti. Kvailai slystelėjo Edgaras ir buvo įviliotas į mano pinklės ir dabar mes esame mano baseine, sakykim taip, nes mes esame raustų baseine, turime keletą bairių vienas kitam, tas, kuris atlaikys ir nenubrauks ašaros, bus laimėtojas. Jeigu prasižvengi, tašką praradai, su tuo jau reikia susitaikyti. Tai Edgarai, ar pasiruošęs pralaimėti? Visada laimiu. Ką sako Edgaro žmona, kai Edgaras nori atsigulti į lovą? Pyp, 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 pyp. Geras, šitas geras. Žiūrėjau Manto šuolius, tikrai smagu, kad pakilo į kitą lygį, bet gaila, kad vanduo. Olimpinėse šuolius į vandenį vertina žiūri, o paralimpinėse nežiūri. Ai, pats prasižvengiau, žinau. Neatsilaikiau, labai gerą parašiau bairį. Ne, šiaip šūdas. Geras. Jeigu norit pamatyti, kaip Mantas atrodo vandenyje, tiesiog įmeskite vandenį užkandžių šaldytuvą. Kai Edgaras su kitais olimpiečiais žaidžia pokerį, sunkiausia yra išsirinkti, kuris bus small blindas, kuris big blindas. Ok. Mantai, koks jausmas būti trečia Mantui? Ok, manau, kad čia ir pabaigs. Aš manau, kad čia tiesiog paustai. Gerai, nori, daryk pats laidą, jeigu pats nori, gerai? Viskas. Yra viskam ribos ir raustai turi ribas irgi, Edgarai, gerai?
Gerai, grįžtu, spaudžiu ranką, ačiū labai Edgarai tau. Tikiuosi, kad nelaikysis laščio ant manęs ir viskas tarp mūsų gerai ir draugai. Be abejo. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo dar viena Bartuševičius ir paralimpiečiai laida. Šį kartą kalbinome nuostabų plaukiką Edgarą, linkime jam didžiausios sėkmės. Dabar pasaulio čempionė, o paskui ir Los Andžele paralimpinėse linkiu surinkti tą visą kolekciją ir paimti paskutinį trūkstamą Pokemoną. O jum, gerbėmieji, kad neleistumėte laiko tuščiai, išbandykit plaukimą. Kraunamės daiktus, lekiam toliau, susitiksime jau kitoje Bartuševičius ir paralimpiečiai serijoje. Ačiū, kad žiūrite. Iki kitų. Ate.